Ne, tai jo sniegas. Pavasaris. Ar žiema, nebežinau, nebesigaudau. Turbūt. Grinai padariau šeštadienį tokią gym session, kad net dabar dar vis skauda. O šiandien jau antradienis. O šiaip praeitą savaitę, praeitą ir šią savaitę šiek tiek ilsėjausi. Dariau 4 dienų poilsį, skyrus šeštadienį. Šiek tiek svorius pakilnojau, bet iš esmės dariau poilsį, nes truputį turiu mažą mikro traumelę. Kaip ir bėgt galiu, matot, bet jaučiasi. O jaučiasi šitoje vietoje. Toks kaip mini uždegimas. Tai kaip ir rankaulis, nežinau. Tai realiai pagal viską turėčiau ilsėtis. Bet sezonas, nežinau, pirmos varžybos už 2 savaičių. Tai kaip žinant mane, tai aš neįsilsėsiu. Ilsėjausi 4 dienas. Jeigu vis tiek jaučiasi, tai nieko aš nepadarysiu, ilsėtis dar ilgiau. Tai žiūrėsiu tendencijas, kaip viskas atrodys. Šiaip, kaip ir sakau, bėgt galiu. Tik tai, kad bijau, kad negalėsiu kažkurio momentu. Tai planas kol kas dalyvauti gegužę. Pagrindinės varžybos, kurias planuoju, tai SM starto atidarymo varžybos, Sostinės sporto centro, VAF taurė ir Kosmo taurė, o paskui Lietuvos čempionatas, nežinau, ar pavyks, gal paukosiu šį kartą, bet žiūrėsim, tikiuosi bent gegužę sudalyvauti ir tiek. Dėl pačių rezultatų tai nieko kažkai labai nesitikiu, net nežinau, kokiai formoje esu, kažkoks keistas sezonas šitas, žiemą praleidau, prasirgau pusę žiemos, tai kažkoks pasiruošimas labai netolygus. Ir dabar čia kažkas kibina traumelės visokios, tai lenda, tai nežinau, bus matyti. Bet svarbiausia sudalyvauti, visada yra kitas sezonas. Dabar turbūt 10 lengvų kilometrų lengvai ir vakare porą kilometrų ir kažkas greičiai bus. Žiūrėsim, kaip jausis kojytė. Šiaip, kas turbūt labiausiai erzina sporte arba bėgime specifiškai, kad gali turėti bet kokių ambicijų, panašiai, bet tiesiog sportas yra toks nenuspėjimas, kad tu negali žinot. Gali tu pradžioje sezono sakyti, kad oi, pasiruošiu be nekaip, bet gale sezono kažkas atsitinka, susirgi arba gauni traumą ir viskas. Paka, baba, bet nieko. Aš vis tiek padarysiu tai, kas reikia padaryti ir ką noriu padaryti. Galbūt ne dabar, bet yra laiko. Penktadienis, sunki treniruotė, stadionas. Let's go! Stadionas. Kraujas, ašaros ir skausmas prasideda. Šiandien bėgsiu 10 po 400. Žiūrėsim, kaip čia gausis. Kadangi pirmadienį nedariau treniruotės, tai pasislinko grafikas iki penktadienio. Šiaip turėjau vakar daryti tą treniruotę šitą, bet taip gaunasi, kad penktadienį pasidarysiu. Labai keista daryti tokią treniruotę penktadienį, nes penktadienis toks dažniausiai chill būna, bet ką padarysi? Reikia adaptuoti, survive, adapt, overcome. Aišku, mašina per vidurį stadiono, kaip tik pasimokinsiu, kaip aplenkti varžovus.
va viskas. Treniruotė padaryta. 10 po 400. Šiaip nesidraskiau tikrai. Pirmus 9, tiksliau beveik visus 9 prabėgau per šiam 7, šiam 8 kažkur. Tai nėra kažkas įspūdingo, bet reikalingas darbas. O paskutinį per 57 kažkur. Tai normaliai. Šiaip kokia išvada galiu sakyti, kad šiais metais turbūt nepavyks geros formos ištraukti iš savęs. Pavyks tik tai galbūt sudalyvauti kažkur su vidutiniu rezultatu, bet nes tiesiog nespėsiu eiti į formą ir šiaip jaučiu, kad bijau draskytis dėl kojos, nes šiaip šiandien tikrai gerai jaučiausi, nes skaudėjo visiškai kojos, tai gerai, bet vis tiek nebus to tokio turbūt super aštraus darbo, nenoriu prisidaryti nesąmonių, tiesiog bus toks dalyvavimo sezonas, o kitais metais žiūrėsim, kas bus. Tai va, šiandien tiek, rytoj kaip visada turbūt longranas, gal dar sekmanį prisibėgsiu kažką, nežinau, žiūrėsiu ir tiek. Ačiū, kad žiūrit, iki kito karto, Barely Glorious, peace out.